Geros bangos NFL. Čia ir grįžta Tomas Vėjas, ką tik išleidome svečius Kūnas Meg, kūrėjus, kurie mums pasipasakoja, kad trūksta šiek tiek vadybos ir galbūt tam tikrų investicijų pinigėlių, kad šį žurnalą leisti plačiau ir leisti ne tik elektroninį, bet ir apčiuopiamą. O čia ta proga pas mane yra Audrius Griškevičius, investicinės ir paskolų platformos Finbi atstovas. Sveikas. Sveiki visi. Kaip sekasi? Puikiai sekasi. Grįžai ką tik, ne iš kažkur tiesiai į studiją pas mus iš Vilniaus? Taip, iš Vilniaus. Finbi pagrindinis ofisas yra Vilniuje, bet... Buvo reikalų. Taip, buvo reikalų. Supratau. Gal klausytojams gali papasakoti, kas ta Finbi platforma apskritai yra? Kokiu principu veikia jinai? Mielai. Finbi yra stultinė finansavimo platforma, kuri veikia tokiu principu, kad atrenka patikimus paskolų gavėjus ir pasiūlo į tas paskolas investuoti žmonėms. Tam pinigų skolinime iš esmės kaip ir nieko naujo, 1000 metų žmonės skolina vienas kitam. Tačiau dabar tarpininkai esat. Taip, dabar atsirado instrumentas, kuris leidžia paskolinti ne vienam Jonui ir Petrui, savo draugui, bet iš karto paskolinti daugeliui paskolų gavėjų. Platforma kruopščiai atrenka patikimus paskolų gavėjus ir pasiūlo paprastiems žmonėms investuoti į tas paskolas. Ir per platformą labai patogu investuoti. Investuoti galima nuo 5 eurų, paskolos suma, investicijos suma nėra ribojama. Tai yra žmonių, kurie investuoja ir 1000 eurų, bet čia kiekvieno apsprendimo reikalas. Jeigu yra laisvų lėšų, galima tiesiog persvestis į finansų bitę verslui sąskaitą ir ar 5 ar 10 eurus investuoti į vieną paskolą. Tai o galima gyventi iš investicijų, vat būtent tokių čia tam tikra nauja verslo forma, ne? Viskas priklauso nuo apimčių. Kuo daugiau sumokėsi, to daugiau gausi. Kuo daugiau investuosi, to daugiau gali uždirbti. Šiuo metu platformoje galima investuoti į fizinių asmenų paskolas ir į verslo paskolas. Ar tai yra saugu? Kiek tai yra saugu? Labai geras klausimas. Pas mus veikla yra reglamentuota. Tai reiškia, kad Finbi verslui gavo licenciją iš Lietuvos banko. Taip. Mes esame kol kas vieninteliai Lietuvoje ir visam Pabaltyje turintis tokią licenciją. Ir tiek tie, kurie skolinasi, tiek tie, kurie investuoja, gali būti ramus, kad mūsų veikla yra skaidri ir prižiūrima. Tai toksai kaip saugiklis, jisai leidžia žmonėms pasitikėti. Mes šiuo metu turime kažkur apie daugiau negu 6000 investuotojų, kurie jau investuoja į paskolas. Skamba labai gražiai. Ar yra dar kažkokia panaši platforma Lietuvoje ir vieninteliai? Tie, kurie leistų investuoti į paskolas verslui, esame vieninteliai ne tik Lietuvoje, bet ir Pabaltyje. Europoje taip pat platformos verslui tik tai pradeda kurtis. Kitokia situacija yra gal Didžioji Britanijoje, kur toks investavimo ir skolinimo principas veikia jau gal 10 metų ir ten kokios 3 didžiosios platformos jau yra išskolinusios virš 6 milijardų svarų. Tai jau ten, kaip sakyti, dideli skaičiai ir toli pažengę. Lietuvoje ir Pabaltyje mes kol kas esame vieninteliai ir pirmieji. Kaip investuotojai gauna galbūt tą informaciją, kam jie skolina? Nes tam tikra informacija turbūt yra konfidenciali. Ne, sutartinio finansavimo įstatymas jisai sureglamentavo taip, kad mes privalome skleisti visą informaciją apie paskolos gavėją. Supratau. Tai reiškia, kad įmonė, kuri skolinasi, jūs puikiai žinot ir galbūt pažįstate ir naudojatės ją paslaugą. Galbūt tai ir kavinė, kuri yra visiškai šalia jūsų namų ar ofiso. Jūs žinote, kas yra paskolos gavėjas, matote pridėtas finansinės ataskaitas. Mes taip pat nustatome kiekvieną įmonę į kredito rizikos reitingą. Tas kredito rizikos reitingo nustatymo modelis taip pat buvo suderintas su Lietuvos banku. Ir jeigu įmonė atitinka tos mūsų kriterijus minimalius reikalingus, tik tada mes įstikinę, kad tikrai ta įmonė gali grąžinti paskolą, įkeliame ją į platformą. Tik tada įkeliate šis? Taip, šiuo metu mes kažkur iš 100 besikreipiančių įmonių dėja atrenkam tik tai kokias 10, kurios tikrai atitinka tos kriterijus. Kaip mūsų verslo esmė yra atrinkti patikimus paskolų gavėjus, kad investuotojai, tie, kurie investuoja savo sunkiai uždirbtas lėšas į paskolas, iš tikrųjų jas atgautų su procentais. Suprantamas, iš tikrųjų visai. Gerai, čia aš mačiau, jūs turite dar tokį gelbėjimosi ratą įklimpusiems į paskolas.
Taip, mes per platformą taip pat skolinam ir fiziniam asmenim. Taip. Fiziniam asmenim galim pasiūlyti ženkliai pigesnės palūkanas, negu kad jie šiuo metu gauna iš greitųjų kreditų, pavyzdžiui, bendrovių. Kai kuriais atvejais netgi galime būti pigesni, negu kad banko vartojimas paskolos. Ir tai reiškia, kad jeigu, pavyzdžiui, žmogus turi keletą paskolų greitose kredituose ir moka tas palūkanas laiku, mes jam galima pasiūlyti 2-3 kartus pigesnę paskolą, kuri refinansuotų visas jo turimas paskolas kitos bendrovės ir tiesiog būtų viena įmoka. Čia šitai viskas. Ženkliai mažesnė. Ir tas žmogus, tiesiog, kuris šiuo metu yra galbūt įklimpęs į tas greitųjų kreditų paskolas, bet yra mokus, jisai moka įsipareigojimus savo laiku. Jis tokiu būdu gali staupyti nemažą dalį pinigų. Tu pats esi būtent FinB atstovas verslui, ne? Tai mes platformoje turime 2 įmonės. Vieną, kuris skolina verslui, kitą, kuris skolina privatiem asmenim. Tai aš esu tos įmonės, kuri skolina verslui vadovas. Ir verslas Lietuvoje, ko vedamas dažniausiai skolinas iš jūsų? Ar yra kažkokie duomenys, nežinau, ar iš savo patirties asmeninės? Jie nori plėstis, ar jiems? Taip, smulkiam verslui paprasčiausiai yra labai sunku arba neįmanom pasiskolinti, nes smulkiam verslui reikia nedėlių pinigų. Mes esame išdavę paskolas nuo 1000 iki 30 000 eurų. Tai pavyzdžiui, jeigu reikėtų pasiskolinti 10 000 eurų, tai tokia suma bankui nelabai įdomi, nes bankas ten ne kažką uždirba ir ten labai sudėtingas tas administravimas. Pas mus viskas labai paprasta, nes naudojame, kiek įmanoma daugiau elektroninių priemonių. Kad ir šiandien dieną mes kalbėjome su įmonės vadove, kuri pasiskolino per platformą 30 000 eurų ir jinai buvo, iš tikrųjų labai nustebusi, kaip gali būti tas skolinimas paprastas ir malonus. Nes, jį užpildė parašką kažkur per 30 sekundžių, tada mes paprašėme jos papildomų duomenų ir jinai užtruko gal dar kokias 5 minutės. Mes susirinkom visą įmanomą informaciją iš išorinių duomenų bazių, įsivertinam įmonės kredito riziką ir pateikėm pasiūlymą. Jinai akseptavo pasiūlymą, taip pat elektroniniu paštu, mes įkėlėm paskolą į platformą, žmonės sufinansavo tą paskolą, kokie gal 400 žmonių sufinansavo tą paskolą. Ir, šiandieną jau paleidome pinigus. Tai šita gudri platforma, kurioje realiai jums patiems nieko labai daug daryti nereikia, tik tai administruoti, ne? Jūs... Taip atrodo, kad... Taip atrodo. Pati platforma yra vis tiek, daug yra technologijos joje, kad viskas veiktų. Pavyzdžiui, tie visi asmenys, kurie investavo į paskolą, tie 400 žmonių, jie investuoja savo norimą sumą. Vienas gali investuoti 5 eurus, kaip minėjau, nuo 5 eurų. Taip. Kitas gali investuoti 1000. Ir mes kiekvieną mėnesį, kiekvienam teisingai suskaičiuojame ir pervedam, kiek jam priklauso asmeniškai palūkanų ir kiek priklauso paskolos grąžinimą. Tai už viso to paprastumo stovi didelė technologinė bazė, kuri leidžia tai pasiekti. Gerai, man atrodo, kaip ir viskas aišku, jeigu neaišku, tai žmonės gali kur jūs rasti? Tiesiog Finansų bitė Google. Finansų bitė, okei. Arba galima tiesiogiai angliškai, jeigu sekasi finbverslui.lt ir rasit mus nesunkiai. Puikiai, ačiū tada, Audriu, kad atvykai, papasakojai apie šitą gerą dalyką Lietuvoje, kuris padeda, aš manau, kad padeda Lietuvos verslui ir labai smagu. Ačiū, kad pakvietėt. Visiems gerą vakarą. Iki. Reklamama. Įsiklausykite, taip skamba jūsų darbas. O taip skamba jūsų atostogos.